Lietuvos krepšinio fanai įsikūrė pusiaukelėje tarp Liublianos ir Jesenicos esančiame Makla, kažkaip ten vadinasi miestelis, pamiršau. Apsistojo Marišinčiako viešbutyje. Jaučiu parungtynės Makedonai taip nebus. Pasipai foto. Dakar. Foto? Dakar, okay. And with this. Iš dabartinio. Vyksta bilietų rūšiavimo darbai, nes viskas vyksta centralizuotai, organizuotai, kad neprateriotų bilietų niekas, ne? Taip. Mnogu malku sme, amadoj dosme, da me bodrime, da pobedime. Opa! 35 ir likusius paėmė. Tai jūsų apie 50? Jo, čia kai tai darys. Dauguma su mašinom vis tiek važiuoja patys. Matyt, kad ta prasme, ar su tuo iki lėktuvų daugiai atskrido, ten 140 su mašinom tikrai labai daug kas važiuoja, tai savaitėj, tai dviem, tai keliom. Ar daugiau pasižiūrėsim. Po kiek bilietai pas jūs juodoji rinkoj? Juodoji rinkoj nebėra bilietų juodoji rinkoj. Juoda rinka išnaikinta. Mes ne juodosios rinkos atstovai, žinokit. Mums čia svetimas dalykas. Kiek aš irgi. Tai jeigu norinčių yra, galit greit atliek dar. Toliau Staigiai. Ekskursijų kokį varysit ten? Kur nors? Aišku, pavažinėsim. Šitų laisvų dienų tiek pat, kiek rungtynių dienų, tai negi čia sėdėsi viešbutyje visą laiką.